Sveiki visi prisijungę prie šios dienos webinaro. Atsiprašau dėl truputį nedidelių techninių sutrikimų, šiek tiek nepavyko prisijungti planuotų laikų, tai ačiū labai visiems, kad palaukėte, ačiū, kad esate prisijungę ir tada pradėkime mūsų šios dienos webinarą, kaip investuoti pradedantiesiems žingsnis po žingsnio. Tikiuosi viskas veikia tinkamai, jūs mane girdite, prašau parašykite į chatą, kad viskas yra tvarkoje ir netempiant laiko, tiesiog susipažinkime su įspėjimu apie riziką. Jeigu žiūrėsite šio webinaro vaizdo įrašą, tai sustabdykite šią skaidrę, kad susipažintumėte su įspėjimu apie riziką. Prekyba finansiniais instrumentais siūlomais Admiral Markets yra rizikinga ir yra tinkama ne visiems investuotojams dėl jų sudėtingo pobūdžio. Prieš pateikdami kliento paraišką ar atidarydami sandorį, įsitikinkite, kad atidžiai perskaitėte mūsų teikiamų paslaugų taisyklės ir sąlygas. Jei reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis pristatymas yra skirtas tik informaciniais ir švietimo tikslais. Internetinę mokomąją medžiagą sukūrė Admiral Markets AS, o pasaulinė auditorija ją platina Admiral Markets Group AS investicinės įmonės. Todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikiama informacija gali būti netinkama visiems. Norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikus, sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite www.admiralmarketsglobal.com interneto puslapyje, pasirinkite savo gyvenamąją šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Šis pristatymas nėra ir negali būti traktuojamas kaip patarimas investuojant, nes šis pristatymas atspindi tik asmeninę autorių nuomonę. Informacija nėra skirta Jungtinių Amerikos valstijų, Belgijos ar bet kurios konkrečios šalies gyventojams ir nėra skirta platinti ar naudoti bet kokiems asmenims, bet kurioje šalyje ar jurisdikcijoje, jei toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietos įstatymams ar kitiems teisės aktams. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 76% neprofesionalių investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo tiekėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisimti didelę riziką ir prarasti savo pinigus. Taigi, truputį vėluojant, trumpai apie Admiral Markets. Trumpai apie mus kaip brokerį, tai Admiral Markets mes 19 metų jau teikiam paslaugas savo klientams ir suteikiam galimybę prekiauti ir investuoti į daugiau kaip 8000 rinkų. Būdami globali kompanija, turim biurus daugiau nei 20 pasaulio šalių ir teikiame klientų aptarnavimą daugiau negu 16 skirtingų kalbų. Esame licencijuoti Anglijos, Estijos, Kipro ir Australijos priežiūros institucijų ir dirbam pagal jų išduotą licenzijos. Savo klientams siūlom konkurencingiausius spredus, tai prekybai euro-dolerių 0,6 punkto tipinis spredas ir DAX 30 pagrindinis Vokietijos indeksas spredas tik tai 0,8 punkto pagrindinėmis prekybos valandomis. Ir be abejonės pati prekyba vyksta pasaulyje populiariausiose pasaulyje prekybos platformose MetaTrader 4 ir MetaTrader 5, kurie puikiai veikia telefone, kompiuteryje, planšetėje ar tiesiog interneto naršyklės lange, kuomet nieko nereikia siųstis, nieko nereikia instaliuoti. Tai šios dienos temos yra prekybos finansų rinkose pagrindai. Toliau aptarsim investavimo ir prekybos skirtumus, susipažinsime, kaip valdyti riziką ir padidinti savo potencialų pelną, apžvelgsime techninės ir fundamentinės analizės pagrindus, panagrinėsim prekybos psichologijos svarbą ir išsami prekybos strategija. Paprasta, kad galėtumėt po šito webinaro, jeigu esat pradedantysis, pasižiūrėti, kaip vyksta prekyba demonstracinėje sąskaitoje, bent jau turėsit kažkokius tai trumpus pagrindus. Taigi, kas tai yra finansų rinkos? Finansų rinkos tai yra vietos, kuriuose yra prekiaujama finansiniais instrumentais ir kurių kaina yra nustatoma derybomis. Tai reiškia, kad kaina lemia paklausa ir pasiūla. Valiutų rinka Forex, tarptautinė tarpbankinė valiutų rinka, tai taip pat yra pasaulinės finansų rinkos dalis ir Forexe pagrindinė prekė yra pinigai. Tai pinigai yra prekė, kurią mes perkam arba parduodam, už tą prekę taip pat atsiskaitom pinigais ir prekybos rezultatas taip pat gaunasi pinigai. Tai toks yra įdomus dalykas prekyboje Forex, kad
perkam arba parduodam pinigus ir prekybos rezultatą irgi gaunam pinigais. Kas yra finansų rinkos dalyviai? Finansų rinkos dalyviai be abejonės yra vyriausybės, be abejonės yra didieji šalių bankai, instituciniai investuotojai, tuomet didelės verslo korporacijos, prekybos įmonės, importuotojai ir eksportuotojai, kurie keičia gautas pajamas, gautą valiutą į savo šalies pinigus, be abejonės didieji bankai, įvairūs rizikos fondai, draudimo fondai, investiciniai fondai, pensijų fondai ir taip toliau. Ir prekiautojai, tai tiek didieji prekiautojai, tiek ir mažieji prekiautojai visą tai ir sudaro finansų rinkos dalyvių sąrašą. Iš tikrųjų, jisai tikrai yra didelis ir labai daug įvairių prisijungia dalyvių į finansų rinką. Kaip tai veikia? Toks bazinis paprastas pavyzdys, tai aš arba jūs, mūsų klientai, prekiautojai, pasirinkdami brokerį, šiuo atveju mūsų Admiral Markets, esat prisijungę prie mūsų webinaro ir mes suteikiam jums, kaip mūsų klientam, galimybę prekiauti Forex'e, tai yra prekiauti valiutų poromis, suteikiame galimybę prekiauti žaliavų CFD instrumentais, indeksų CFD instrumentais, akcijų CFD instrumentais, kriptovaliutų CFD instrumentais ir Admiral Invest tipo sąskaitoje galimybę pirkti realias įmonių akcijas. Tai būtent ta prekyba, jinai tampa prieinama mažiem tokiam nedideliem prekiautojam, kaip paprasti žmonės, tose didelėse rinkose, kur prekiauja tarpusavį didieji pasaulio bankai ir būtent prie tų didžiųjų bankų yra prisijungę ir likvidumo tiekėjai, iš kurių gaunamos kotiruotės iš įvairių bankų ir taip brokeris gali pasiūlyti vienas iš mažiausių spredų ir vienas iš geriausių prekybos sąlygų, būtent surinkdamas įvairias to paties instrumento kainas iš skirtingų bankų. Tai būtent brokeris ir suteikia galimybę prekiauti didžiausiose pasaulio finansų rinkose. Klausimas elementarus, kodėl patys negalim prieiti, dėl to, kad dažnai tai būna reikalingos labai didelės pinigų sumos, kad būtų galima kažką tai investuoti ar spekuliuoti tomis pačiomis valiutomis, o šiuo metu brokeris suteikia ir prekybos sąlygas, ir prekybos platformą, ir svertą, apie ką mes pakalbėsime truputį vėliau. Tai finansų rinkos turbūt dydis yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad užsienio valiutų Forex'o ir CFD rinka, kitaip vadinama finansų rinka, Forex rinka yra didžiausia ir likvidžiausia finansų rinkoje pasaulyje. Dienos apyvarta yra daugiau nei 5 trilijonai dolerių ir tai suteikia likvidumą. Ką reiškia labai paprastai likvidumas? Jeigu paimkim kaip pavyzdį Lietuvos kokios nors įmonės akcijas, jeigu jų akcijų kaina pakyla ir nėra likvidumo, nėra kas, turint akcijų, nėra norinčių nusipirkti jau mūsų turimas akcijas ir tada reikia turbūt mažinti kainą arba laukti, kol atsiras antra šalis, kuri norėtų iš mūsų nusipirkti tas pabrangusias akcijas, o prekiaujant su prekybos platformoje, prekiaujant su valiutomis arba CFD instrumentais, likvidumas yra milžiniškas dėl labai didelės apyvartos ir vieno mygtuko paspaudimu, bet kada galima tiek pirkti, tiek parduoti pasirinktą finansinį instrumentą ir galimybė yra prekiauti į abi pusės, tai yra pirkti tikintis kainos kilimo ir parduoti kainos kritimo. Tai reiškia, kad tai palengvina prekybą ir suteikia papildomų galimybių uždirbti tiek kainai krentant, tiek ir kainai kylant. Kas yra prekyba CFD, toks trumpai susipažinimui, tai CFD yra kontraktas dėl kainų skirtumo ir iš esmės tai yra susitarimas pasikeisti tam tikro turto vertės skirtumų nuo sutarties sudarimo iki jos uždarimo dienos. Ir tai yra du tokie paprasti paveiksliukai, kaip paprastas pavyzdys, tai jeigu mes norime prekiauti auksu arba nafta, tai mums nereikia tikrai nusipirkti kanistro naftos, kuris bus atvežtas ir pastatytas prie mūsų namų durų, ar nusipirkti to fizinio aukso, kuris sveria turbūt labai daug ir reikalingas didelis kapitalas. Tai tiesiog tam yra išvestiniai finansiniai instrumentai, vadinami CFD, kurie atspindi būtent to realaus instrumento kainą, kurio galima spekuliuoti ir pasikeitus kainai, turint atvirą poziciją, vėlgi yra gaunamas arba pelnas, arba nuostolis priklausomai nuo to, kaip keičiasi kaina ir į kurią
pusę turim atsidarę poziciją. Tai būtent prekyba CFD suteikia tą galimybę gauti prekybos rezultatą neįsigijant pačio aktyvo, tai yra neperkant pačio aukso, neperkant pačios naftos kaip fizinių produktų, o tiesiog prekiaujant prekybos platformoje. Kas yra prekyba Forex? Forex tai prekyba apima tuo pat metu vienos valiutos pirkimą ir kitos valiutos pardavimą. Forex prekybos tikslas yra iškeisti vieną valiutą į kitą, tikintis, kad rinkos kaina pasikeis taip, kad perkamos valiutos vertė padidės palyginti su parduodama. Tai jeigu paimsim turbūt populiariausią pasaulyje valiutų porą, euro dolerį ir reikšmę 1,18, tai pirma valiutų pora yra vadinama bazinė, antra yra vadinama kotiruojama ir toliau yra kursas. Tai euro doleris 1,18 reiškia, kad už 1 eurą reikia sumokėti $1 ir 18 dolerio centų. Tai toksai mechanizmas, kaip pati ta prekyba veikia, jeigu mes prognozuojam, kad bazinė valiuta, šiuo metu euro dolerio valiutų pora euras, gali silpnėti, gali kristi dolerio atžvilgiu, tuomet yra atidaroma pardavimo sell pozicija. Kitaip tariant, tikimės dolerio stiprėjimo euro atžvilgiu. Ir jeigu prognozuojam, kad jeigu euras gali kilti, euras gali stiprėti dolerio atžvilgiu, tada atidarome buy pirkimo poziciją arba, kitaip tariant, tikimės Jungtinių Amerikos valstijų dolerio silpnėjimo. Pati prekyba finansų rinkose su brokeriu ir prekiaujant išvestiniais instrumentais vyksta naudojant finansinį svertą. Ir prekyba su finansiniu svertu arba svertinė prekyba leidžia kontroliuoti daug didesnės sumas prekyboje, kuomet jūsų sąskaita yra nedidelis depozitas. Prekyba su svertu taip pat žinoma kaip ir maržinė prekyba ir atsidarius sąskaitą su nedideliu pradiniu depozitu, su prekybos paslaugas teikiančiu brokeriu, iš esmės skolinatės pinigų iš brokerio tam, kad atidarytumėt didesnės apimties sandorį ir gautumėt prekybos rezultatą nuo didesnės apimties, nuo viso sandorio vertės, nors marža yra daug mažesnė. Marža tai yra užstato dalis, kuri yra saugoma prekybinėje sąskaitoje. Ir tai leidžia prekiautojams padidinti uždirbamo pelno sumą, tačiau tai tuo pačiu tas svertas padidina ir galimus nuostolius. Reikėtų prisiminti, kad svertas jis niekaip nekeičia prekybos pelno galimybių, tik tai sumažina reikalingo kapitalo kiekį. Kaip ir pradžioje minėjau, rodydamas tą pavyzdį, kaip brokerio pagalba galima prieiti prie finansų rinkų, kada reikalingas didelis kapitalas, tai šiuo atveju būtent su svertu, turint nedidelį kapitalą, visiems prekiautojams, visiems mažiesiems, smulkiesiems prekiautojams, kurie neturi tų milžiniškų sumų patekti į Forex rinką, jie atsiranda galimybės prekiauti ir būtent uždirbti kažkokį prekybos rezultatą, prekiaujant turint nedidelį kapitalą, nedidelį depozitą ir išnaudojant sverto teikiamas naudas. Kuo skiriasi investavimas nuo pačios prekybos? Tai turbūt esminis momentas yra tame, kad laiko diapazonai skiriasi, tai prekyba yra skaitoma sandorius, atidaryti sandorį iki 1 metų. Dažniausiai prekybos periodai yra daug trumpesni, dažniausiai prekiautojai renkasi dienos prekybą arba truputį smulkesnę priklausomai nuo prekybos strategijos, gali būti ir 1 ir 5 minučių grafikuose prekyba tokia aktyvi, gali būti tai ir dienos prekyba, gali būti ir savaitės, bet dažniausiai iki 1 metų yra išlaikomi atidarytos pozicijos, atidaryti sandoriai, o investavimas yra tada, kada sandoris yra išlaikomas 1 metus ir dar ilgiau. Tai prekiautojai kaip pirminės analizės metodą jie renkasi techninę analizę, o investuotojai, kurie žiūri ilgalaikę perspektyvą, jie jau žiūri į fundamentinę analizę, į svarbias ekonominės naujienas ir vertina, jeigu ekonomika, vertina ir įmonės potencialą, jeigu investuoja arba šalies sektoriaus galimybės tolimesnės ateities perspektyvas. Prekiautojai remiasi savo prekyboje 90% techninės analizės, o
investuotojai pasižiūri tik tai 10%. Ir čia įdomus dalykas, kad investuotojai 90% savo analizės atlieka būtent pasiremdami fundamentinę analizę, tai yra svarbiais ekonominiais pranešimais, ekonominėmis naujienomis, įmonių duomenimis, o prekiautojai tai pasižiūri tik tai 10% savo laiko skiria ir pasižiūri tik tai svarbiausius įvykius, kurie labiausiai įtakoja jų pasirinkto instrumento kintamumą. Prekiautojai turi galimybę ir dažnai naudojasi svertų 1:30 pagrindiniam valiutų porom mažmeninės prekybos klientam, o investuotojam prekiaujantiem Admiral Markets Invest tipo sąskaitoje dažniausiai renkasi netgi prekybą visiškai be sverto ir perka būtent įsigyja akcijas be jokio sverto, tai reiškia, kad moka visą vertę, būtent visą kainą. Koks yra prekybos tipas, tai prekyba yra toks tvirtas ir galbūt bene agresyviausia pati prekyba, o investavime yra tvirtas tipas. Ir prekybos lankstumas, tai prekiautojai gali išnaudoti prekybą abiejomis kryptimis, tai yra tiek pirkti, tiek parduoti, tikintis prekybos rezultato, o investuojant yra tik tai perkama ir tikimasi pasirinkto instrumento vertės kilimo. Tai tokie esminiai dalykai, esminiai faktoriai, kuo skiriasi prekyba, tai yra aktyvus užsiėmimas naudojant svertą ir bandant išnaudoti rinkoje atsirandančias galimybės. Investavimas yra toks ilgalaikis procesas, kuomet atlikus tam tikrą fundamentinę analizę priimami ilgalaikiai sprendimai, kurie truks ilgiau negu 1 metus. Rizikos valdymas ir vienas iš pagrindinių rizikos valdymų finansų rinkose taisyklių yra tai, kad niekada nereikia rizikuoti, neturėtumėte rizikuoti daugiau, negalite savo leisti prarasti. Tai reiškia, kad galima investuoti tiek į prekybą, tiek į investavimą tą sumą, kurią galite leisti savo prarasti. Ir daugiau čia turbūt prekiautojams, kurie šiandien prisijungia prie mūsų webinaro, yra skirta ta dalis, kad prekyba be stop losso yra labai panaši į automobilio vairavimą didžiausių greičių be stabdžių. Dažniausiai tai gerai tikrai nesibaigs. Ir jeigu prekyboje yra nustatomos stop loss, jo niekada neturėtume jo keisti ir niekada neturėtume jo truputį padidinti. Dažniausiai daroma klaida yra padidinti, tai jeigu yra nustatytas stop lossas, jo kaip ir reikėtų nekeisti. Ir jeigu nesinaudojam stop lossu, tai netenka prasmės būtent tas apsaugos mechanizmas ir apsaugos tinklas, kuris gali apsaugoti nuo dar didesnių nuostolių, jeigu jisai bus naudojamas netinkamai. Tai labai svarbu yra prekiautojams atkreipti dėmesį, kad jeigu esat pradedantysis, išmokti naudoti stop lossus, jeigu esat pažengęs, tai irgi tikrai naudokit stop lossus, kad galėtumėt kaip galima labiau sumažinti galimus prekybos nuostolius. Tai stop lossas, antras rizikos valdymo toks kaip ir patarimas, antras dalykas labai svarbus, į kurį reikia atsižvelgti, tai tinkamas rizikos ir pelno santykis, kiek yra rizikuojama, koks yra santykis tarp galimo pelno ir galimo nuostolio. Dažniausiai tai būna santykis 1:2, 1:3 prekyboje, kuomet yra rizikos tolerancija, tarkim, -5%, tai pelno turėtų būti turbūt 1:2, tai 10% arba galbūt netgi 15%. Toliau labai svarbu prekybai, turbūt ir investavimui, tai yra trendas, yra jūsų draugas, jūsų kompanionas ir geriausiai yra rezultatai gaunami iš to, kad yra sekamas trendas, sekama rinkos judėjimo kryptis. Jeigu kainos kyla, tai aišku, perkam ir tikimės tolimesnio kritimo, jeigu krenta, tai parduodam tikėdamės tolimesnio kritimo ir visuomet sekam rinkos judėjimo kryptį. Niekada reikia nepamiršti, nepriklausomai nuo to, ar esate prekiautojas ar investuotojas, kad nuolat reikia mokytis, nuolat reikia tobulėti, nuolat atnaujinti savo žinias ir sužinoti kažką naujo. Tai aš tikiuosi, kad šiandien prisijungę prie mano webinaro irgi kažką sužinosite. Ir yra labai daug įvairių programinės įrangos pasirinkimų, kuriais galima apsiskaičiuoti būtent rizikos dydį priklausomai nuo turimo kapitalo, priklausomai nuo balanso, galima apskaičiuoti ir punktais, galima ir skaičiuoti ir piniginė išraiška. Ir visą tai labai paprastai su MetaTrader
4 ir MetaTrader 5 prekybos platformomis galite atsisiųsti Supreme Edition papildinį ir tikrai palengvins visus šitos rizikos valdymo klausimus išspręsti. Labai paprastas skaičiuotuvas, dešinėje pusėje labai paprastai pateiktas pavyzdys. Ir jeigu tikrai norėtume daugiau sužinoti, susisiekite su savo asmeniniu vadybininku ir jisai mielai jums pagelbės parsisiųsti Supreme Edition papildinį ir paaiškinti, kaip naudoti būtent tą rizikos valdymą, kaip apsiskaičiuoti tinkamą rizikos ir pelno santykį ir panašius dalykus. Tai rizikos valdymas turbūt yra svarbiausias raktas į sėkmę prekiaujant finansų rinkose ir investuotojas rizikuodamas ketvirčiu, tai yra 25% savo investicijų portfelio, savo balanso vienam sandoriui iš tikrųjų užsitikrina savo prekybos kelio pabaigą rinkoje. Reiškia, kad yra per didelės apimties sandoris, kuomet yra rizikuojama per didelė suma ir dažniausiai tai baigėsi ganėtinai dideliu nuostoliu ir rekomenduojama maksimali rizika yra iki 5% investicinio portfelio arba prekybos balanso vienam sandoriui atidaryti ir didžiausias nuostolis, kurį investuotojas arba prekiautojas galėtų sau leisti prarasti iš vieno sandorio, jeigu susiklostytų nepalankios galimybės arba nepasitvirtintų prognozės prekybos, tai būtų nuo 5 iki 10% nuo viso kapitalo. Iš tikrųjų, tam ir reikalingas stop lossas, kad neprarasti daugiau, jeigu neteisingai prognozė arba tiesiog pasisuko rinkos ne ta kryptimi, kuria buvo labai planuota. Techninė analizė yra vienas iš būdų, kaip analizuojamos rinkos ir techninė analizė studijuoja grafikus ir istorinius kainų svyravimus, kad nuspėtų ateities kryptis, kuri pagrįsta 3 pagrindinėmis prielaidomis. Tai rinkos judėjimas apima visą jau turimą informaciją. Labai paprastai, kad dažniausiai į kainą jau yra įskaičiuota viskas, jau visi lūkesčiai ir prognozės dažniausiai būna įskaičiuojamos į kainą. Antra prielaida yra ta, kad istorija kartojasi ir trečia prielaida yra tame, kad kaina kinta pagal tendenciją, pagal trendą ir pagal modelius. Galima išskirti 2 pagrindinius techninės analizės tipus, tai yra grafinė analizė, kuomet yra tiesiog pačiam grafike nubraižomi palaikymo, pasipriešinimo lygiai arba kylančio krentančio trendo linijos ir tiesiog analizuojama grafiškai ir kiekybinė analizė, tai yra įvairūs indikatoriai, tai jau yra matematiniai modeliai, kurie irgi padeda prognozuoti ir nustatyti remiantis istoriniais duomenimis, kaip tikėtina toliau kaina galėtų keistis. Antra analizės dalis yra fundamentinė analizė ir jinai jau nusako ilgalaikis kryptis ekonomikoje. Tai yra turbūt seniausias prognozavimo būdas ir stebint įvairius ekonomikos elementus, tai yra esama dabartinio ekonomikos ciklo būseną, svarbius įvykius, kokie yra ateities lūkesčiai ir koks yra galimas poveikis rinkai. Tai fundamentinė analizė analizuoja šalies bendrą vidaus produktą, nedarbo lygį, palūkanų normos, eksporto kiekį, įvairius karus, stichinės nelaimės, be abejonės svarbius rinkimus ir ekonominę pažangą, ekonominį augimą. Žinot, kad turbūt dabar svarbiausi dalykai yra lapkričio 3 dieną artėjantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimai, po prezidentų rinkimų nauja ekonomikos skatinimo programa Amerikoje planuojama ir be abejonės tuo pat metu Europos centrinis bankas taip pat planuoja Europoje naują skatinimo programą, tai yra skatinti ekonomiką įliedamas papildomus eurus į ekonomiką. Tai vėlgi tokie fundamentiniai svarbus dalykai, kurie jau yra žinomi iš anksto ir kuriuos galima prognozuoti ir žinant, kaip tai įtakos rinką, galime tuo pasinaudoti. Tai fundamentinė analizė yra naudojamas ekonominių naujienų kalendorius, yra paprastas pavyzdys. Čia daugiau galbūt prekybai pritaikytas, ne investavimui truputį vėliau parodysiu, bet jeigu žiūrint iš prekybos perspektyvos, tai ekonominių naujienų kalendorius visuomet parodo mums datą ir laiką, kada bus paskelbta svarbi naujiena, įtaikosinti tam tikrą prekybos instrumentą, tą, kuriuo galbūt mes prekiaujam, kuris yra aktualus. Naujienos gali būti grupuojamos pagal šalį, pagal regioną, tai gali būti tiek Europos, gali būti tiek Azijos šalių, gali būti tik tai Amerikos. Naujienose numatomas galimas
poveikis, tai yra kokios yra perspektyvos ir matomi ankstesni prognozuojami ir faktiniai rezultatai, kurie yra iš karto atnaujinami po svarbių naujienų išleidimo. Ir šitoje vietoje Premium Analytica, tai jeigu turit pas mus realią sąskaitą prisijungę prie savo prekiautojo kabineto, galite surasti Premium Analytica ir jeigu turite tik tai demonstracinę sąskaitą, dalimi funkcijų 30 dienų jūs irgi galite naudotis šitos Premium Analitikos ir čia yra pateikiamos svarbiausios ekonominės naujienos ir kas galbūt yra aktualu investuotojams, prekiaujantiem invest tipo sąskaitoje, tai yra verslo įmonių įvykiai. Šitos makroekonominius duomenis ir kalendorių, šitie duomenys yra parengti ir kalendorius suformuotas remiantis Dow Jones. Taip pat Premium Analitikos portale galima gauti rinkos naujienas realiu laiku, taip pat iš Dow Jones ir prekiautojam prekybos idėjos iš techninės analizės pusės, tai Trading Central techninės analizės įžvalgos, kuriame galite pasižiūrėti dominančio instrumento visą techninę analizę ir tikrai labai daug yra naudingos informacijos, kurie remiantis galima priimti vienus ar kitus sprendimus ar surasti įdomių prekybos galimybių. Tai tikrai pasižiūrėkit Premium Analitikos puslapį ir tikrai manau, kad bus labai naudingas įrankis tiek prekiautojams, tiek ir investuotojams ir taip, tai veikia tiek kompiuteryje, tiek ir mobiliame telefone. Turbūt svarbiausias prekybos niuansas yra prekybos psichologija ir jeigu žiūrint, kiek tai sudaro įtakos galutiniam prekybos rezultatui, turbūt psichologija sudarytų daugiau negu 50% prekybos rezultato. Tai rizikos valdymas, apie kurį mes kalbėjom, turbūt 30% ir prekybos strategija, rinkoje analizė lemtų galbūt apie 15%. Tai jeigu pasižiūrėjus į tokį išdėstymą, tai greičiausiai visi suprantam, kad tai 100% turbūt prekybos sėkmės, prekybos rezultatų išsiskirsto į tokias 3 didelės grupės, kur du trečdalius to sudaro būtent prekybos psichologija. Ir labai yra svarbu suprasti emocinio intelekto svarbą prekybos procese. Labai paprastas pavyzdys, kada priimamas prekybos sprendimas pirkti arba parduoti vien remiantis tuo, kad nuojauta arba man atrodo, kad turi kilti arba turi kristi. Nepagrindžiant jokią prekybos strategiją, jokiam naujienom, nieko neanalizuojant, o tiesiog remiantis, neturint jokių žinių, jokios tolimesnės perspektyvos, tiesiog remiantis savo vidinę nuojautą ir emociją. Tai turi ar neturi, tai dažniausiai tokie rezultatai ir gaunasi pačios prekybos, jeigu tai yra paremta tiesiog emocija. Labai svarbu yra praktinė prekybos taisyklių tobulinimo ir laikymosi praktika, tai jeigu turim prekybos taisyklės, jas reikėtų, be abejonės, jų reikėtų laikytis ir jas tobulinti laikui bėgant, nes atsiranda įvairių niuansų, atsiranda įvairių naujų dalykų, tai be abejonės svarbu turėti tas taisyklės, kad jų galima būtų laikytis ir be abejonės jas tobulinti. Labai geras patarimas yra profesionalių prekybininkų charakteristikos. Tikrai galima surasti daug įvairios literatūros, tiek anglų, tiek lietuvių, tiek turbūt ir, jeigu kas supranta rusų kalbą, būtent iš literatūros, kurie aprašo profesionalius prekiautojus ir būtent panalizuoti jų prekybos modelius, prekybos psichologiją, kaip jie priėmė vieną ar kitą sprendimą, ar koks jų buvo prekiautojo kelias. Ir be abejonės prekybos psichologija irgi apima rizikos valdymą ir finansų valdymą. Kur yra prekybos psichologijos sėkmės paslaptis pačios prekybos? Tai pirma yra prekybos plano turėjimas ir antra yra gebėjimas vykdyti tą prekybos planą. Dažnai prekiautojai neturi konkrečių arba išmatuojamų tikslų, tai prekybos planas ir padeda sudėlioti tuos taškus, konkrečius tikslus, kiek mes norim uždirbti, kiek mes galim prarasti. Jeigu mes tai turėsim užsirašę ant popieriaus lapo, turėsim prieš akį, visada bus daug lengviau priimti vieną arba kitą sprendimą. Ir be abejonės visada patirtis ateina darant kažkokį tai veiksmą, užsiemant kažkokiais tai
darbais ir užsiemant tą pačią prekybą, patirtis ateina tik tai su laiku ir būtent aktyviai pabandyti prekiauti, galbūt pasyviai, tiesiog, kad pats veiksmas suformuotų vienus ar kitus įpročius ir tuomet išsiugdyti įgūdžius laikyti savo prekybos plano. Tai reali sąskaita prieš demo prekybą, kuri yra geriau, be abejonės kiekvieno pasirinkimas yra. Jeigu tai yra naujas dalykas, tai be abejonės geriausiai išbandyti su demonstracinė sąskaita. Jeigu norite ugdyti kantrybę, dar kažką, tai be abejonės irgi bandykit naujus dalykus naudodamisi demonstracinę sąskaitą. Ir ketvirtas dalykas, tai yra pildyti prekybos žurnalą tam, kad galima būtų analizuoti sprendimus, tam, kad galima būtų analizuoti rezultatus, kodėl vienas sandoris buvo pelningas, kuris buvo nesėkmingas, ir būtent stengtis sumažinti nesėkmingų sandorių skaičių ir padidinti sėkmingų sandorių kiekį, bet tai tik tai darant tą monotonišką darbą, tai yra prekybos žurnalo pildymą ir prekiaujant pagal pasirinktą prekybos planą. Prekyba pati iš esmės iš savęs jinai yra labai paprasta, bet jinai nėra lengva. Yra sunku užsirašyti paprastas taisyklės ir dar sunkiau jų yra laikytis. Ir turbūt bene didžiausias uždavinys yra sukurti tą discipliną ir tai lemia atkaklumas, kad toksai atsirastų tos prekybos mechaninės darbas be jokios emocijos. Ir dažniausiai tokie įdirbiai jie duoda geriausią prekybos rezultatą. Ko dažniausiai bijo prekiautojai ir kodėl tai pati prekyba dažnai būna nesėkminga, ir iš prekybos psichologijos perspektyvos žvelgiant, tai didžiausia baimė, kad prekiautojas nustatys neteisingą prekybos kryptį, tai 50% tikimybė, kad nusipirkus gali kaina kristi ir pardavus gali kaina kilti. Antra baimė yra praleisti momentą patekti į prekybą, tai yra praleisti sandorio atidarimo įėjimo tašką. Tiesiog toksai paralyžius, kada suparalyžiuojama yra, tiesiog laukiama to geriausio momento ir niekaip nėra atidaromas sandoris ir neišlaukiama galbūt neturint prekybos plano ar tiesiog rinkoje neatsiradus tai pažįstamai situacijai. Trečia labai didelė baimė yra prarasti pinigus, tai išeiti su nuostoliu, užfiksuoti stop loss. Pradžioje užsiminiau, kad stop loss naudojimas yra labai svarbus tam, kad būtų galima sumažinti galimus nuostolius iki minimumo. Tai visada prekiautojai iš psichologijos pusės viliasi, kad kaina jinai atšoks, kad jinai sugrįš arba tas nuostolis kažkada truputį sumažės ir ta viltis gali būti labai užsitęsusi labai ilgame laiko periode. Tai galbūt geriau yra užfiksuoti nedidelį minusą ir išnaudoti rinkoje pasitaikančias galimybės, negu viltis, kad kažkada kažkas labai pasikeis. Ir ketvirta prekiautojo baimė palikti pinigus ant stalo arba neteisingas pelno valdymas, tai yra laiku neišeiti iš rinkos, laiku neužfiksuoti savo pelno. Tikrai paprastas pavyzdys, kada turint atvirą poziciją matomas pelno akivaizdus kilimas, tiesiog tikintis, vylintis, kad pelnas dar didės, rinkai apsisukus jisai pradeda labai mažėti ir tada irgi nėra priimamas sprendimas išeiti iš rinkos. Ir geriausiai prekiautojai ne tik išmoksta rizikuoti, bet tai priima kaip kasdieninio gyvenimo dalį prekybos pasaulyje. Tai reikia su tuo susitaikyti, kad rizikos visada yra ir jeigu turim metodą, turim prekybos planą, kuris yra paruoštas iš anksto, tai būtent reikia susitvarkyti su tomis dažniausia pasitaikančiomis baimėmis, kad žinotume, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje ir būtent tai ateina tik tai per praktiką. Pati prekybos strategija ir kaip ją padaryti, tai kiekvieną prekybos strategiją sudaro 4 pagrindiniai elementai, tai yra nustatymai, angliškai setupai, tai galbūt gali būti ir konkretus indikatorius, tai gali būti ir indikatorių rinkinys, kuris duoda ženklą veiksmui. Tai nėra signalas, tai yra tik tai preliminarus parodymas, kad galbūt artėja galimybė rinkoje atidaryti sandorį. Tiesiog toks pasiruošimas veiksmui. Antras yra signalas, tai jau konkretus rodiklis pagal prekybos strategiją, tai ar indikatorių skirtimas, ar indikatorių susikirtimas, ar palaikymo pasipriešinimo lygių pramušimas, žvakių modeliai ir taip toliau. Tai yra signalas, ir kurį
pamačius, atradus galimybę rinkoje, susiformavus signalui, yra atidaromas sandoris. Trečias yra visada žinoti, kada išeiti iš rinkos, jeigu tai signalas yra neteisingas, tai yra stop loss naudojimas. Ir ketvirtas yra išėjimo technika, tai yra take profit nustatymas ir kiek mes norim uždirbti iš to sandorio. Tai išėjimo techniką galima naudoti tiek take profitą, tiek ir dalinį sandorio uždarimą. Ir paprasta prekybos strategija su slankiuoju vidurkiu, tai yra turbūt pats paprasčiausias indikatorius, kurį naudoja tiek pradedantieji, tiek ir patyrę, jisai pateikia daugiausia informacijos ir būtent tai yra kryptį sekantis indikatorius, krypties indikatorius ir labai vaizdžiai galima viską matyti ir labai paprastai pasižiūrėjus į pateiktą pavyzdį, aš pabandysiu truputį šiek tiek už kelių minučių prisijungti prie mačio MetaTraderio, parodyti, kaip įsidėti. Tai paėmus 20 periodų moving average, MA yra moving average, slankusis vidurkis, tai jeigu turim dieninį grafiką, tai bus 20 dienų kainos uždarimo vidurkis, jeigu turim 50 dieniniam grafike, tai bus 50 dienų kainos uždarimo vidurkis ir 200 periodų, tai yra 200 dienų kainos vidurkis. Ir būtent labai paprastai grafike mes galim pasižiūrėti, ar kaina kyla, ar kaina krenta, kurioje vietoje mes dabar esam ir indikatorių susikirtimas gali duoti mum prekybos signalą. Šitą indikatorių galima derinti su įvairiais kitais indikatoriais ir tai yra labai paprastas naudoti. Tai indikatorių susikirtimas mum duoda prekybos signalą. Šiuo atveju vėlgi tas pats yra 20 periodų, 50 ir 200 periodų vidurkis. Dažnas klausimas, kiek galima uždirbti. Tai apie 3 procentus apie 3 procentus nuo balanso per metus prekiautojai naudojantis konservatyvę prekybos strategiją gali uždirbti. Jeigu naudojam vidutinę riziką, galbūt tas uždarbis siektų apie 10 procentų nuo turimo balanso, tai yra normalūs skaičiai ir be abejonės drąsūs neturi ribų, galimybės finansų rinkoje yra, prekybos yra neribotos, reiškia, kad galima uždirbti ir daugiau, galima ir prarasti daug daugiau, bet galimybės tikrai yra didelės. Tai kaip išbandyti, jeigu dar neturit be abejonės demonstracinė sąskaita, kuri skirta treniruotis, mokytis ir įgyti tam tikrus įgūdžius, bandyti strategijas ir bandyti įgyvendinti savo prekybos tikslus su demonstracinė sąskaita, tai yra be jokios rizikos pasibandyti prekybą realiomis rinkos sąlygomis. Pati demonstracinė sąskaita yra nemokama, joje prekyba vyksta be rizikos, jinai yra labai paprasta naudoti ir būtent realios rinkos sąlygos jūs matysite realiu laiku, koks galėtų būti prekybos rezultatas pagal pasirinktą prekybos strategiją su demo sąskaita ir jeigu tai būtų reali sąskaita, tai prekybos rezultatas būtų realus pelnas arba nuostolis. Pati prekybos platforma jinai pritaikyta tiek kompiuteriui, Windows aplinkoje, Mac, iOS aplinkoje, tiek prekybos platformą galima naudoti telefone, planšetinėme kompiuteryje ir tikrai labai paprasta parsisiųsti tiek iš Google Play, tiek iš Apple Store MetaTrader arba Admiral Markets aplikaciją ir viską labai paprastai padaryti. Jeigu turit klausimų, visuomet skambinkit telefonu. Turit visi mūsų klientai, turintys realią sąskaitą, savo asmeninius vadybininkus, tikrai drąsiai skambinkit, pagelbėsim iš savo pusės ir mielai atsakysim jūsų klausimus. Tikrai, jeigu nepavyksta susisiekti, rašykite elektroniniu paštu ir atsakysim jūsų klausimus. YouTube kanale Admiral Markets Lietuva įkelia mūsų ankstesnių webinaro vaizdo įrašus ir be abejonės Facebook Admiral Markets Lietuva, nepamirškit sekti mūsų kanalą. Ir kadangi turim dar keletą minučių, norėčiau parodyti pačiam prekybos platformoje, kaip tai atrodo, kaip užsidėti indikatorius ir taip.
MetaTrader 5 prekybos platforma, WebTraderis. Tai yra paprasta prekybos platforma, kurios nereikia instaliuoti, jinai labai paprastai veikia interneto naršyklės lange. Jeigu turit instaliuotą arba turit savo kompiuterį, planšetę, tai kaip įkelti paprastus indikatorius, įterpti arba insert, rodikliai arba angliškai indicators, trendo indikatoriai arba tendencijos indikatoriai ir moving average, slankusis vidurkis. Jeigu paimsim 20 periodų slankų į vidurkį dieniniam grafike, tai bus 20 dienų kainos vidurkis. Jeigu spustelsim dar kartą įterpti į rodikliai, tendencija, moving average, paimsim 50 periodų, tai bus 50 dienų kainos vidurkis, tai yra euro dolerio valiutų pora. Tiesiog pabandysiu žiūrėti. Visgi. WebTraderis turi tam tikrų nedidelių apribojimų, tai yra negaliu pakeisti dėl spalvos, tai įterpsiu rodiklį trendo moving average su 200 periodų. Grafike matom 3 linijas ir leiskit man pasižiūrėti, galbūt pavyks juos kažkaip labai greitai sužymėti. Taip, šitas yra 200 periodų slankusis vidurkis, tai yra kainos vidurkis per paskutinės 200 ir rodo bendrą trendo kryptį. Tai šiuo metu euro dolerio valiutų pora kinta aukščiau 200 dienų slankiojo vidurkio, tai reiškia trendas yra kylantis, kaina kyla ir indikatorių susikirtimas mums duoda prekybos signalą. Ir išnaudojant 3 slankiuosius vidurkius, šitas artimesnis bus 20 periodų ir šitas yra 50. Galima naudoti su visais instrumentais, galima pritaikyti įvairius kitus indikatorius ir tai labai geras trendo indikatorius ir būtent prekybai pagal trendą. Ir kada turim kylantį trendą, 20 periodų slankusis vidurkis kirto 50 dienų slankų į vidurkį iš viršaus į apačią šitoje vietoje. Kaip ir būtų pardavimo signalas. Jeigu prekiautume trumpesniuose laiko perioduose, kaip ir variantas būtų išnaudoti tą prekybos signalą. Jeigu prekiaujame ilgesniuose laiko perioduose, matom, kad trendas kylantis ir kaip ir minėjau pačioje webinaro pradžioje, sekim trendą, trendas yra mūsų draugas, tai neprekiaukim prieš trendą, o tiesiog laukim galbūt susiformuosiančio naujo prekybos signalo, kuris bus pagal trendą, tai yra 20 periodų slankusis vidurkis skirs 50 periodų vidurkį iš apačios į viršų. Jeigu mes pasirinktume čia yra dienos grafikas. Jeigu mes susimažintume prekybos laikotarpį, prekybos grafiką iki 1 minutės, mes automatiškai matytume minutinį grafiką ir mes tikrai matytume labai daug prekybos signalų pagal šitą prekybos strategiją. Bet šitoje vietoje būtų labai daug neteisingų prekybos signalų. Jų būtų didelis kiekis, bet jų efektyvumas būtų ganėtinai mažas. Jeigu mes pasirinktume dieninę grafiką arba H4, galbūt dieninis būtų gražesnis pavyzdys, matom, kad tų prekybos signalų yra mažiau, bet jeigu pasižiūrint atidžiau grafiką, jie turėtų būti kokybiškesni, jų kokybė būtų geresnė. Tai tiek trumpai pagal šią prekybos strategiją, kaip atidaryti pirkimo pardavimo sandorius. Ir ačiū Jums, kad šiandien dalyvavot mūsų seminare. Atleiskit, kad truputį vėliau prasidėjo. Dėkui už
jūsų kantrybę. Manau, kad seminaras buvo naudingas, kaip ir minėjau. Turėdami klausimų visada drąsiai kreipkitės telefonu, elektroniniu paštu ir ačiū Jums, kad šiandien dalyvavot ir sėkmės prekyboje. Gerą vakarą.